Biržų rajono vietos veiklos grupė jau atšventė savo 10-metį. Tai yra, jį įsikūrė 2004 metais rugpjūčio mėnesį. Ir pagrindinis buvo tikslas, kadangi su ES įstojimu atsirado taip vadinama lyder priemonė. Ir kad galėtų pasinaudoti kaimo gyventojai šią priemonę, vietos veiklos grupė yra instrumentas, mechanizmas, per kurią sukasi visa parama. Ir pagrindinis iš lyderio principų yra principas iš apačios į viršų. Tai reiškia, kad vietos gyventojai patys nusprendžia, kaip jiem pasinaudoti tą paramą. Aišku, visur lėšos yra ribotos ir tas lėšas pagal atitinkamas metodikas paskirstė Žemės ūkio ministerija kiekvienai vietos veiklos grupei. Dar, kaip sakant, grįžkim prie įkūrimo. 2004 metais Liepos 13 dieną įvyko steigiamasis rinkimas ir buvo nutarta įsteigti Biržų rajono vietos veiklos grupę. Naujai įsteigta organizacija neįprastų pavadinimų VVG ėmėsi iki šiol niekam nevykdytos, bet labai svarbios veiklos. Projekto lėšomis pakeista Pučiakalnės kaimo bendruomenės namų stogo danga, apšilintas fasadas, sutvarkyta šildymo sistema, atlikti vidaus apdailos darbai. Suosto kaimo bendruomenės namuose atlikti stogo remonto darbai, pakeisti pirmojo aukšto langai, durys, sutvarkytos pastato grindys. Radviliškio bendruomenė džiaugiasi įgyvendinus projektą, kurio metu buvo sutvarkytos viešosios erdvės, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, įrengti treniruokliai, o jų saugumui užtikrinti įrengta autonominė apšvietimo sistema. Germaniške atlikta sporto aikštyno rekonstrukcija, įrengtos futbolo, krepšinio, tinklinio aikštelės, sutvarkytas parkas, pastatyta medinė pavėsinė, vaikų žaidimo aikštelė. Nemunėlio bendruomenės namuose pakeisti langai, durys, atnaujinta stogo danga. Nemunėlio Radviliškio bendruomenės vykdyto projekto metu buvo suorganizuota 8 dienų vaikų ir jaunimo vasaros archeologinė stovykla. Gulbinų bendruomenės namuose atliktas kapitalinis vidaus ir išorės remontas. Įrengta vandens ir nuotekų sistema. Džiaugiamės įvykdę šį projektą. Turime 5 treniruoklius, kuriais žmonės tikrai naudojasi, pavėsinė, taip pat žmonės atvažiuoja ir pailsi joje, mašinų stovėjimo aikštelė, kuri visiems labai yra čia reikalinga. Sporto klubo Dynamic vykdyto projekto metu buvo suorganizuotas šiaurietiško ėjimo žygis.
Pabiržės tautinės kultūros draugijos vykdyto projekto metu buvo išleista kompaktinė plokštelė bei surinkti 8 plokštelės pristatymai Biržų rajone. Pasvaliečių kaimo bendruomenės namuose sutvarkytas stogas, pakeisti langai, durys. Smilgių bendruomenės namuose atlikti vidaus apdailos darbai, pastatytas židinys, pakeisti langai, durys. Juostavičių bendruomenės namuose pakeistas stogas, langai, durys, atlikti vidaus ir išorės apdailos darbai. Kvetkų kaimo bendruomenės namuose suremontuotas stogas, pakeisti langai, durys, atlikti vidaus apdailos darbai, atnaujinta elektros instaliacija. Skrebiškių bendruomenės namuose pakeistas stogas, langai, durys, atnaujinta elektros instaliacija, atlikti išorės bei vidaus apdailos darbai. Bendruomenė džiaugiasi įvykdytų projektu. Pastatas šiltas, įdėti langai, stogas įgalino sukurti gerą erdvę poilsiui, darbui. Dabar vykdomi kiti projektai. Ir tuo projektu įvykdytų labai džiaugiamės. Jis buvo labai reikalingas. Papilio bendruomenės namuose buvo pakeistas stogas, suremontuotas vandentiekis, kanalizacija, atlikti vidaus apdailos darbai. Kupreliškio kaimo bendruomenės vykdyto projekto metu buvo atliktas dalinis vidaus ir išorės remontas, tačiau dėl nelaimingo atsitikimo bendruomenės namus teko atstatyti. Satkūnų kaimo bendruomenės namuose atliktas vidaus patalpų remontas, pakeisti langai, durys, sutvarkyta elektros instaliacija. Kvetkų kaimo bendruomenės vykdyto projekto metu buvo suorganizuota kraštiečių šventė. Rovėjos bendruomenėje suremontuotas pastato stogas, pakeistos durys, langai, atlikti vidaus apdailos darbai. Medeikių kaimo bendruomenės namuose atlikti vidaus ir išorės remonto darbai, sutvarkyta elektros instaliacija, įrengta virtuvė su visa būtina įranga. Uginių kaimo bendruomenės namuose atliktas kapitalinis vidaus ir išorės remontas. Užušilių kaime sutvarkyta parko teritorija, įrengta estrada, pastatytos supynės, įrengtas futbolo stadionas, sutvarkyta automobilių stovėjimo aikštelė. Parovėjos kaimo bendruomenės namuose pakeista stogo danga, langai, durys, atlikti vidaus apdailos darbai, įrengtas vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynas. Suremontavus bendruomenės
namus ir sukūrus patrauklią aplinką, į mūsų namus renkasi bendruomenės žmonės sportuoti, pasisemti patirties, bendradarbiauti. Kratiškių kaimo bendruomenės namuose pakeista stogo danga, atliktas vidaus patalpų remontas, įrengta sporto salė. Klausučių Lytėlės bendruomenės namuose sutvarkyta elektros instaliacija, nudažytos sienos, pastatytas židinys bei 2 kieto kuro krosnelės. Rinkuškių bendruomenės namuose suremontuotas stogas, įrengta elektros instaliacija, suremontuota kanalizacijos sistema, įsigyti nauji baldai. Geidžiūnų bendruomenės namuose pakeisti langai, durys, pakeistos grindys, sutvarkytos pastato sienos. Kilučių kaimo bendruomenėje atstatyti ir pilnai suremontuoti bendruomenės namai. Anglininkų kaimo bendruomenės namuose atlikti vidaus apdailos darbai, pakeisti langai, durys, įrengta šildymo sistema, atnaujinta elektros instaliacija, įrengti vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai. Obelaukių kaimo bendruomenės vykdyto projekto metu buvo organizuojamos šokio, dainavimo pamokos, dalyviai galėjo sužinoti apie amatus, dalyvauti išvykose po Biržų rajono bendruomenės. Klausučių bendruomenės projekto metu buvo surengtos 2 dienų jaunimo dienos, suorganizuotas dviračių žygis, kraštiečių susitikimas. Rinkuškių bendruomenės vykdyto projekto metu buvo surengta šeimų spartakiada, organizuotos meno dienos, švietėjiški praktiniai užsiėmimai. Kiekvienas projektas, didesnis ar mažesnis, kuris įgyvendinamas bendruomenėje, paliečia kiekvieną žmogų. Su dideliu džiaugsmu mes įgyvendiname projektą, finansuojamą Biržų vietos veiklos grupės, tai šokiniečiai kūrė jaukią aplinką darbui ir poilsiui. Džiaugiamės turėdami tokią aplinką, kurioje nori jaunimas gyventi, nori jaunos šeimos darbuotis, ūkininkaujantis, susirinkti, pasidžiaugti švenčių metu ir padiskutuoti apie gražią mūsų bendruomenės ateitį. Atrestauravome iš naujo bendruomenės namus, sukūrėme jaukią aplinką, viešasias erdves. Turime sporto aikštyną, turime parką, o dabar dar turime ir pavėsines, kur mielai susirenka jaunimas ir leidžia laisvalaikį. Svilių kaime pakeista bendruomenės namų stogo danga, sutvarkytos grindys, pakeistos durys. Ramongalių kaimo bendruomenės namuose pakeistas pastato stogas, sutvarkyta katilinė, įvesta šildymo sistema, įsigyta mokymams būtina įranga.
įgyvendinus projektus kaimo gyventojų atsirado naujos galimybės bendrauti naujose patalpose, kuriuose jie renkasi, susirinkimus daro, įrengia sporto aikštelę, kaimo jaunimas žaidžia beveik kiekvieną dieną, kai oras tik leidžia, atvyksta daug jaunimo dar iš kitų kaimo aplinkinių. Žodžiu, kokybė kaimo gyventojų gyvenimo tikrai pagerėjo. Mieliūnų kaime įrengta universali krepšinio ir tinklinio aikštelė. Mūsų bendruomenės namuose vyksta bendruomenės narių susibūrimai, įvairios šventės. Vyksta taip pat bendruomenės amatininkų, tautodailininkų parodos, edukaciniai užsiėmimai. Jau vyko amatų meistrės, Zitos Kumpelienės edukaciniai užsiėmimai, kuriuose buvo veliama vilna. Ančiškių kaimo bendruomenės namuose suremontuotas stogas, atlikti vidaus bei išorės apdailos darbai. Meilūnų bendruomenės namuose pakeisti langai, durys, atlikti vidaus apdailos darbai, sutvarkyta elektros instaliacija. Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo vykdyto projekto metu buvo suorganizuotas ąžuolinių skulptūrų pleneras, suorganizuota konferencija, pagaminti suvenyrai bei surengta literatūrinė ir istorinė išvyka po Biržų rajoną. Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos vykdyto projekto metu buvo suorganizuota viktorina Krepšinis vienija mus. Projekto kaimo turizmo plėtra Alės Podėninės sodyboje metu buvo pastatytas 8 miegamų vietų vasarnamis. Uždarosios akcinės bendrovės Meldynas vykdyto projekto metu buvo įrengta kavinė, sutvarkytos salės pritaikytos užsakomiesiems renginiams, įrengtos vietos nakvynei. Viliaus Venckūno vykdyto projekto metu buvo įkurta kaimo turizmo sodyba, pastatyti 2 poilsio nameliai, vasarnamis su terasa, įrengta sporto aikštelė su specialia danga. Šitą projektą įgyvendinimas yra kaip ir tokios mūsų senos svajonės išsipildymas. Nes mes jau 25 metus auginam avis, kurios vienu metu visai buvo Lietuvoje užmirštos. Ir tuos metus auginom avis, puoselėjom, Lietuvoje padidėjo avių skaičius. Ir visada turėjom svajonę kažkaip populiarinti, žmonėm labiau parodyti, kas tos avis, ką iš tų avių galima gauti. Biržų turizmo ir informacijos centras, vykdydamas projektą Šiauriausias Lietuvos kraštas, šalia Karvės salos pastatė skulptūrą, įrengė 2 infoterminalus, vieną Pabiržėje, kitą Biržuose. Kirkilų kaimo bendruomenės vykdyto projekto metu buvo įrengtas etnografinis namelis ant ratų su visa būtina įranga. Kučgalio kaimo bendruomenės vykdyto projekto metu visuomenės poreikiams buvo pritaikytas šaltinėlis. Noriu pasidžiaugti ir padėkoti kaimo bendruomenių pirmininkam.
projektų finansininkam ir visiems aktyviem kaimo žmonėm, kurie prisidėjo prie šių projektų įgyvendinimo, kurie negailėjo laiko, jėgų ir savo finansinių išteklių įgyvendinant šiuos projektus. Tikiuosi, kad ir įgyvendinant 2014-2020 metų strategiją aktyviai dalyvaus kaimo bendruomenės, nors šiame laikotarpyje laukia dar didesni iššūkiai, bet kur yra iššūkiai, kur yra sunkumai, ten ir nors sunku, bet įdomu dirbti. Tai iki susitikimų naujajame laikotarpyje.